Sveiki žiūrovai. Ką galvojate apie šį daugiabutį? O aš tai galvoju, kad tai visai gera verslo galimybė. Nu, manau, kad tikrai buvo gera galimybė. Žaliakalnis yra vienas iš brangesnių Kauno rajonų. Nu, prestižinis rajonas. Prestižinis. O ten 7 arų sklypas. Tai praktiškai... Sklypo kaina. Sklypo kaina jau yra ten apie kokius 200 tūkstančių eurų. Ir pats pagrindinis, sakyčiau, dalykas, tai kad tu perki visą pastatą. Ne dalis pastato, ne dalis namo ar dar kažkur, kur ten turi, žinai, po to derinti su, nežinau, kaimynais, dalininkais, jo gauti parašus ten ir taip toliau. Nu, krūvo reikalų, žinai. Tu gali paimti pastatą, gali nugriauti, jeigu nori, žinai, gali jį restauruoti visą, gali ten dar ką nori daryti. Tik tais tuo metu buvo tokia situacija, kad mes, tarkim, varžytinių pradinė kaina, jeigu atsimenu, buvo 168 tūkstančiai. Nu, kažkas tokio. Jo, ir mes turėjom tik tais nedidelę dalį tos visos sumos. Ir tuo metu mums reikėjo surasti dar papildomų investuotojų, vieną arba du, kurie būtų nusiteikę irgi matytų ten perspektyvą. Mums gan greitai pavyko surasti tos žmonės. Matai, manau, kad tai yra geras objektas. Nu, jie irgi matė, kad tai yra Žaliakalnis, kad tai yra sklypas, kaip sakai, pastatas. Tai manau ir prisidėjo prie to, kad jie sutiko, jiems atrodė labai seksy pasiūlymas. Aš manau, kad nekilnojamą turtą labiausiai ir greičiausiai uždirbi tada, kada gerai nupirki. Tai čia buvo ta proga, kada galėjai gerai nupirkti. Taip, ir ne vieninteliai mes tą supratom, tai buvo tikrai konkurencija tarp to, ne? Taip, ir net tose pačiose varžytinėse dalyvavo 5 žmonės, tai nebuvo, kad mes būtume nusipirkę be konkurencijos, ar ne? Tai kai įsigiję, mes ėmėmės veiksmų, tai pažiūrėkim video, kaip mums sekėsi toliau. Pradinė pati vizija buvo, kad nusipirkam daugiabutį, jį sutvarkom, išvalom, pabandom suremontuoti, po to parduoti paprastiem žmonėm, nu ir tame visame procese galtiniam rezultate uždirbti. Kiekvienas objektas turi savų iššūkių. Šiuo atveju Žaliakalnyje vienas iš iššūkių buvo tai, kad daugiabučio sklypo plotas nėra didelis, jis yra apie 7 arus. Kaip matot, ant 2 arų stovi pats pastatas, tai vadinasi, vietos parkavimai lieka nebe tiek jau ir daug. O vis tiek kiekvienas buto savininkas norės turėti bent po vieną parkavimo vietą. Tai toj vietoj turėjom tokį iššūkį, kad pats daugiabutis turėjo apie 28 butus. Tai vadinasi, butus reikia jungti į didesnius, kad kiekvienas buto savininkas galėtų turėti savo parkavimo vietą. Bet šitos problemos, kurias mes minim, tai čia tik tais žiedeliai, palyginus su pagrindinė problema, kuri tuo metu prasidėjo mums įsigijus pastatą 2 mėnesiai po to, kuri vadinasi COVID-as. Kuri pristabdė mūsų realiai visą projektą, turbūt, nežinau, 3-4 mėnesiam, ar ne, kur tiesiog nežinom, ką daryti, nes, neeilinė situacija, ne pandemija. Mano asmeninis buvo lūkestis, kad nekilnojamo turtas ten turėtų smigti 30% kokį lygioje vietoje. Taip, nes nieks nežino, ką daryti, tai tu irgi turi pastatą, ten kelių šimtų kvadratų. Tapo neaišku, kam jis bus reikalingas, žinai, bent artimiausiai ateityje. Žodžiu, turi įdėjęs krūvą savo pinigų, krūvą investuotojų pinigų, ar ne? Ačiū kuriem šiaip už pasitikėjimą, ar ne? Tai visi tuo metu nusprendė, kad užtraukiam rankinį, sustabdom viską. Praėjo 3-4 mėnesiai, žiūrim, kad vis tik tais pasaulio pabaiga neįvyko, zombio apokalipsė neprasidėjo. Gyvenimas tęsiasi? Jo, viskas kaip ir vyksta gerai, galim vystyti toliau, ar ne? Taip. Tada dar vienas smulkmenas, sakyčiau, kurios irgi tuo metu neturėjom, tai kontakto, ar ne? Tu neturi gero patikimo architekto, su kuriuo būtum jau dirbęs, tu neturi gerų matininkų, su kuriais būtum dirbęs. Visa eilė kontaktų, kurie atrodo smulkmena, bet svarbi. Bet tai čia dar buvo ir patirties trūkumas, kad, sakykim, tokio objekto, tokio vystymė, sakykim, neturėjom pakankamai patirties, ar ne? Kaip viskas turi vykti, ar ne, nežinau. Kas po ko eina? Gal mes būtume ir išvystę, sakykime, iki galo, ar ne, jeigu būtume turėję kažkokios, tai, sakykime, patirties tame flow, ar ne, kaip viskas vyksta. Jo. Tai pasižiūrim, kaip pats namas atrodo iš vidaus, kas man yra pati įdomiausia dalis. Pakviesiu užeiti ir į patį daugiabutį, kad galėtumėt užmesti akį, kaip jis atrodo dabar. Tik turiu išduoti, kad prieš porą metų praktiškai visuose butuose buvo pilna arba
baldų arba šiukšlių arba žmonių drabužių ir mes net pajuokaudom, kad iš tikrųjų nereikėdavo važiuoti į Černobylį, ko puikiausiai buvo galima atvažiuoti čia Žaliakalnį į tą daugiabutį ir pajusti Černobylio dvasią, kaip galėjo viskas atrodyti, kai žmonės tiesiog pakilo nuo stalų ir palikę visus savo daiktus išėjo. Pats pastatas buvo pastatytas 1960 metais, bet pastarosius 14 metų pastatas buvo naudojamas kaip socialiniai būstai neturtingom šeimoms, kurios tiesiog neturėjo gyvenamos vietos. Ir pačius paskutinius 5 metus pastatas absoliučiai buvo apleistas ir tiesiog negyvenamas ir nenaudojamas. Kai įsigijom pastatą, turėjome pakeisti spynas bent 4-5 kartus, nes senieji buvę gyventojai vis jas išlauždavo, vis sugrįždavo gyventi atgal į savo buvusį būstą. Pats pirminis darbas buvo išsivalyti patį daugiabutį, išvežti visas šiukšles. Palyginus ši nedidelė krūva šiukšlių yra tik tais lašas jūroje, palyginus su tuo, ką per keletą mėnesių turėjome išvežti iš šito objekto. Dar sekantis iššūkis buvo tai, kad pats daugiabutis turi 28 butus, kurie yra labai nedidelių kvadratūrų. Palyginus tokiam 17 kvadratinių metrų bute, aš manau, nei vienas iš mūsų nenorėtumėm gyventi. Tad mūsų sekanti užduotis buvo turėti viziją ir sugalvoti, kaip mes galėtumėm sujungti visus šios butus, kad žmonės, kurie vėliau juose gyvens, gyventų patogiai, komfortabiliai ir būtų laimingi savininkai. Kreipėmės į vieną iš architektų, kuriuos mums rekomendavo kiti žmonės. Kaip visada, pasirinki pigesnį variantą ir po to... Žiūrėk, kas bus. Tai toj vietoj praradom... Pusę metų, man atrodo. Gerus Bet tiesiog, kad pats architektas nelabai ten norėjo gilintis, nelabai klausė mūsų pastabų, ten atsimenu, kad mes kelis kartais jam patį ten projektą ir ten jis negirdėjo, ką mes kalbam. Žodžiu, pakeitėm architektą į geresnį, visi reikalai prasisprendė turbūt, nežinau, per dvigubai trumpesnį terminą. Aišku, sumokėjom turbūt 3 kart daugiau, bet pirmasis. Bet viskas įsisprendė, žinai, mažiau streso, mažiau nervų. Jo, kartais verta susimokėti daugiau, kad kažkas visko pasirūpintų. Taip. Mes tuo metu pradėjom, jau turėdami leidimus, ar ne, konkursuotis rangovus. Ir kai rangovai vienas po kito pradėjo eiti į objektą, mums kas įdomiausia buvo, kad vienas rangovas duoda vienokią kainą, atėjęs kitas rangovas jau duoda ten 20 000 kainą didesnę, trečias atėjęs jau 50 000, skambini pirmam, sako, palaukit, aš buvau pas jūs prieš ten 6 savaitės ar prieš mėnesį, aš dabar žinau, kad turiu perskaičiuoti, jo kaina dar didesnė. Bet čia buvo tas metas, kai staigiai brango, nes buvo tiekimo grandinės trukinėje, ar ne, ir tiesiog, tu arba turi, arba tu neturi, arba tu tiesiog, sakinėjai vis brangčiam kainą, bet tos kainos ten akise tiesiog kilo. Tai žiūrint į tas senasias samatas, pasirodo, buvo ten puikios kainos. Tai reikėjo imti ir daryti, ne tuo metu? Taip, ir nesuk savo galvos dar bandant, nes kol mes konkursavom, kainos praktiškai ten kiekvieną mėnesį po 10-20% kilo į viršų. Taip. Tai, bet žinai, lengva kalbėti dabar, kai mes matom, žinai, sakykime, atgal. Žiūrint atgal viskas lengviau atrodo. Tai... Bet dar viena neišspręsta problema buvo... Palėpė. Tai apžiūrim iš vidaus. Jau įsigiję pastatą ir užlipę į Palėpę pamatėme, kad iš jos atsiveria puikus vaizdas į Žaliakalnį, matosi Prisikėlimo bažnyčia. Kiekvienam objektą svarbu sukurti pridėtinę vertę. Tai mūsų šito konkrečiu atveju mes pridėtinę vertę sukūrėm iš vienos pusės įregistruodami Palėpę, kas padėjo sukurti 150 papildomų kvadratinių metrų. Iš kitos pusės mes sukūrėme visą viziją ir išėmė kapitalinio remonto leidimą šiam pastatui, kas padarė šį pastatą ženkliai patrauklesnį, nes atėjęs vystytojas gali iš karto pradėti darbus ir darbuotis su šituo objektu. Tai apibendrinant, tai iš tikrųjų padarėm patį svarbiausią darbą, ar ne, tai išvalėm šiukšles iš pastato, įregistravom Palėpę, išėmėm kapitalinio remonto leidimą, padarėm vizualizacijas, geras, supakavom tą projektą, ar ne, kad jis būtų patrauklus, ar ne, investuotojai. Ir tuo metu mes jau matėm, kad mūsų jau to objekto vertė yra ženkliai išaugusi ir tada priiminėjom svarbiausią, sakyčiau, sprendimą tuo metu, ar mes
kaip sakyti, dvigubinam, ar ne, dar dvigubai tiek įdedam ir patys vystom, nes sąmata jau ženkliai išaugusi, ar vis tik tais pasiemam tą vertės prieaugį tuo metu ir parduodam tiesiog ir dar negaištam 2 ar 3 metų. Ir mes įdėjom skelbimą, iš tikrųjų skelbimą įdėjom gal gegužę ar birželį. Aišku, visada, kai įdedi maksimalią kainą ir po truputį susidomėjusių žmonių buvo tikrai nemažai, bet išsiskaidė, sakyčiau, tai tokie turistai, ar ne, ir dingo klientai. Buvom labai sunerime. Logiškai, pats geriausias metas pardavinėti kažką. Bet vienas iš mūsų investuotojų, pažįstamų tokių, išmatymo investuotojų, Jurgis Šefleris sakė, aš nieko nesu pardavęs rugpjūtį, nesukit galvos, eikite atostogauti. Mes paklausėm jo ir rugsėjo... Matau, net išėmėm skelbimą gal visiškai. Taip, ir po to iš naujo rugsėjo gal viduryje netgi jį įdėjom. Ir tada jau pradėjo atsirasti tokių konkretesnių žmonių ir netgi turėjom savo patį pirmą pirkėją, kuris buvo labai reiklus, reikalavo labai daug dokumentų ir buvom jau netgi susėdę prie derybų stalo, kad jau... Prie Apple stalo, bet tiesiog pabėgo iš oferio, ar ne, iš dylo ir kas nutiko. Tai tuo metu mes nepardavėm už 360 000 ir nutiko nuostabus dalykas, kad atsirado netgi keletą norinčių investuoti su skirtingais pasiūlymais, kad gausi galutinį apmokėjimą po metų, kad imk butą ar ne. Ir įvyko netgi mini aukcionas ir gruodžio mėnesį mes sukirtom rankom, kad tą patį pastatą, kurio prieš kelis mėnesius nepardavėm už 360 000, mes parduosim už 405 000 eurų. Tai mums pavyko nuo pradinės investicijos, dar truputį įdėjus pinigų išvalymą į architektus, į kitas išlaidas, padidinti savo vertę virš 80%. Tai nuo 195 000 iki 405 000, ar ne, po kiek čia metų, 2 metai praėjo? Taip, praėjo lygiai 2 metai. Tai per 2 metus. Aišku, rinka mums padėjo, ar ne, kaip sakai? Taip. Bet, taimingas vis laik yra svarbu. Taip. Ir aš labai džiaugiuosi tą patirtim, pelnu mūsų investuotojam ir tuo pačiu nuotykiu, kurio galim pasidalinti su savo žiūrovais. Tai šiaip iš tikrųjų labai ačiū mūsų investuotojam, kurie mums patikėjo, kurie sakė darom, kurie pasitikėjo mūsų sprendimais, kuriuos priėmėm, nes tikrai buvo sunku, neturėjom patirties, gal sakykime, tokio dydžio masto objekte. Ir labai fainai, kad galim toliau su jais keliauti. Ir kituose objektuose. Taip. Tai grįžtant prie mūsų pradinio klausimo, ką jūs galvojate apie šį daugiabutį, manau, kad daugumai toks daugiabutis sukeltų neigiamus jausmus, nes apleistas, prastai atrodantis ir nemalonės asociacijas. Tačiau mums tai buvo puikia startinė investicija ir pats svarbiausias dalykas, kad kai turi gerą viziją ir tą viziją išplėtoji, tada gali uždirbti neblogą pelną net ir iš tokių objektų kaip šis. Aš mėgstu kartuoti savo kolegai, kad jeigu atėjus į objektą tu užuodi blogą kvapą, tai iš tikrųjų tu užuodi pinigus.